Sveiki, brangieji, su jumis jau 6. laida apie užsienio politiką Surplys ir Gaublys. Pamenate, praeitą laidą baigiau kviesdamas siūsti anekdotus apie tai, kaip mūsų valdantieji nugali pasaulį. Tai pripažinsiu, daug nesulaukiau, bet vieną gavau elektroniniu paštu ir turiu jį papasakoti. Tai anekdotas yra toksai. Senelis išsikviečia anūką ir sako: Gabrieliau, ruoškis, teks perduoti valdžią. Anūkas, aišku, pasimeta, sunerimsta, nuliūsta, klausia senelį, bet aš nematau konkurentų. Senelis ir sako: Gabrieliau, tavo sūnus jau pilnametis, mes turime tęsti tradiciją. Taigi, šį anekdotą gavau iš Jono ir Jonai, kaip žadėta, tau keliauja mano knyga Laimėti nenuodėmė. O šiaip daugiausiai anekdotų apie valdančiųjų kovą su pasauliu pastarąją savaitę pripasakojo, priskaldė patys valdantieji. Jūs matėte, kuo baigėsi Lietuvos apeliacinio teismo sprendimas, kuris nuteisė valdžioje esančią Liberalų sąjūdžio partiją. Ta partija yra delegavusi ir turi Seimo pirmininkę. Tai, dėja, bet turėsime pagyventi su nuteistos partijos buvimu valdžioje. O kitas irgi įdomus anekdotas, tai buvo pirmadienį mūsų užsienio reikalų ministro, didžiausios Tėvynės sąjungos ir Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininko paleista tokia apokaliptinė žinutė apie tai, kaip štai tuoj turime būti pasiruošę blogiausiam scenarijui, turime pradėti galvoti, kaip mums apginti tėvynę. Laukit, praėjo beveik 2 metai nuo karo, praėjo beveik, jau baigėsi dabartinės valdžios kadencija ir mes dabar turime apie kažką pradėti galvoti. Tai ta žinutė, kurios potekstė buvo tokia, kad nė velnio mūsų joks NATO neapgins, o Rusija jau tiesia savo nagus į Baltijos valstybės. Jinai, ką žinau, paleido labai blogą moralinį signalą mūsų piliečiams, mūsų kariams apie valstybę, iš kurios arba reikia emigruoti, arba tikrai apsiginkluoti iki dantų ir ruoštis karui. Paleido labai blogą žinutę mūsų potencialiems ekonominiams partneriams, investuotojams, turistams. Ir galų gale paleido tokį dar kartą negerą kvapą mūsų sąjungininkam, kad, paprastai tariant, vis tiek mes jumis nepasitikim, nepaisant to, kiek kartų jūs važiavote į Lietuvą, nepaisant to, kad buvote susirinkę į Vilniaus viršūnių susitikimą NATO, nepaisant to, kad nuolat aiškinate, kad ne vienas colis nebus užleistas Rusijai ir mes pamatėme Bučioje, kad tikrai to negalima daryti, tai naujieji NATO gynybos planai būtent apie tai ir kalba, kad nuo pat pirmos sekundės čia yra NATO kariai ir jie mus gina. Tai į visą tai panašu Gabrielius Landsbergis tiesiog nusispjauna, nes nebelaiko įtampos. Ir žinot, nebedaug liko tos kadencijos, nebedaug liko kentėti, bet vis dėlto panašu, kad turime užsienio reikalų ministrą ir vėlgi didžiausios valdančios partijos lyderį, kurios kritiniais momentais kažkaip nesusituri, kažkokių turi psichologinių niuansų, kurie primena tokį, žinot, dangus griūva tą pasaką, arba tokį veikėją, kuris, kai tik tai jam pradeda virti temperatūra, jisai nusimeta banano žievę, pats ant jos paslysta ir tiesiog negali nustoti slysti. Ta mes matėme, kai kilo taip vadinamas Baltarusijos trąšų tranzito per Lietuvą skandalas, kai tiesiog, Gabrielius Landsbergis pareiškė, kad jis atsistatydina, paskui kažkokiu tai būdu stebuklingu jis vis tik neatsistatydino. Tada matėme tą čekiukų skandalą, kai vėlgi jis pareiškė, kad visas Seimas turi atsistatydinti, o jeigu neatsistatydins, tada vyriausybė atsistatydins, bet taip irgi niekas neįvyko. Ir štai dabar vėl toks įtampos kelimas bereikalingas, sumaišant visiškai pasitikėjimą mūsų sąjungininkais. Nežinau, ką tai rodo, bet palyginimui siūlyčiau pažiūrėti į Ukrainos prezidentą Zelenskį. Net ir sunkiausią valandą, net ir tuo met, kai pasaulio lyderiai jam siūlė bėgti iš šalies, jisai niekada nepasakė, kad situacija tragiška, jisai niekada nepasakė, kad viskas griūna ir mes kapituliuojame ir nepasitikime savo partneriais. Jisai tiesiog nuolat transliuoja tą ryžtą kovoti iki galo ir tikėjimą pergalę. Yra iš ko pasimokyti.
Antroji tema, apie kurią noriu su jumis šiandien pasikalbėti, yra susijusi su mano ką tik įvykusią komandiruote Armėnijoje. Aš atstovavau Lietuvai Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos parlamentinėje asamblėjoje. Žadėjau jums papasakoti, kaip seksis, tai galbūt mažiau pasakosiu, bet daugiau noriu parodyti gyvai. Paklausykit, kokį šūdą toje организации мало Балtarусijos отцовас. И здесь я хотел бы ответить на заявление представителя Бельгии. Да, действительно, Беларусь приглашает детей из зоны конфликта, всегда на небольшой срок, около месяца, чтобы они могли отдохнуть и получить медицинскую помощь в мирных условиях. Эти дети приглашаются всегда в сопровождении взрослых и всегда с согласия их родителей. Представители международных организаций системы ООН контролируют эти действия. Поэтому я могу смело сказать, что ваши обвинения беспочвенны. Таким ложным обвинением в свое время дал великолепную характеристику еще великий английский писатель Уильям Шекспир, который написал в одном из своих произведений «The tongue of slander never silent». Но могу вас заверить, что мы и дальше будем помогать людям и особенно детям в беде. Но я хотел бы обратить ваше внимание и на другую проблему, с которой мы столкнулись в последние годы. Это поток мигрантов, которые не планируют оставаться в Беларуси. Это люди, которые пытаются попасть в страны ЕС, используя Беларусь для транзита. Всем хорошо известно, что они бегут от военных конфликтов и цветных революций, инспирированных, организованных и поддерживаемых странами коллективного Запада. И я хочу обратить внимание участников Ассамблеи, что органы Европейского Союза в одностороннем порядке несколько лет назад разрушили систему совместной работы с Беларусью по обеспечению пограничной безопасности. Эти односторонние действия Европейского Союза привели к сокращению потенциала пограничной службы. Но мы более всего поражены даже не этим. Мы возмущены действиями пограничных служб Латвии, Литвы, Польши, которые под предлогом борьбы с миграционной угрозой избивают мигрантов, задерживают их и выталкивают на территорию Беларуси. Неоднократно военнослужащие пограничных подразделений Латвии, Литвы, Польши выталкивали этих несчастных обратно на территорию Беларуси. Многие из этих людей нуждались в неотложной медицинской помощи и были в очень плохом, опасном для их жизни состоянии. Мы уже зафиксировали более десятка случаев, когда на нашу территорию перебрасывали трупы мигрантов с многочисленными следами побоев. Могу вас заверить, что все эти факты тщательно документируются в соответствии с международными требованиями и передаются в соответствующие международные организации. И мы искренне надеемся, что эти преступления получат с течением времени должную правовую оценку. Благодарим за внимание. Na ir štai mano reakcija, nors neplanavau prieš tai pasisakyti. Madam, in reaction to what has been said, I would just like to draw your attention, dear colleagues, what instrumentalized migration is. So, it started after Lithuania and Poland supported the opposition of Belarus. After the fake elections of 2020, when the people were beaten on the streets just by calling for fair elections. These people who flew to Minsk from Asia, they flew with Turkish Airlines flights, Iraq Airlines flights, and the number of flights was increased into Belarus, invited by the authorities. Then they were brought by authorities of Belarus to the border of the EU and then pushed with the guns in their backs through the border of the EU. So this is what Belarus thinks of migration. And now, I would just like to ask our colleagues to stop lying, because no matter how many times you repeat the lie, it's still a lie. No matter how many times you quote Shakespeare, you are still on the wrong side of history. And instead of lying, please free your political prisoners, which you still have 2,000, including the Nobel Prize winner Ales Beliatsky. Żywe Belarus! Thank you. Next speaker. Taigi susidurime su dilema Ukrainoje vykstant karui, kad dar yra beliko dvi iš tikrųjų tarptautinės organizacijos, kurios niekaip nesugeba išmesti iš savo gretų, nubausti agresorių. Tai yra būtent Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija, na ir tos jau universalios jungtinės tautos. Priminsiu, kad jungtinės tautos buvo sukurtos po Antro pasaulinio karo,
tai tarpukariu po pirmo pasaulinio karo nesuveikė tautų lyga, taip vadinama, arba tautų sąjunga, vis tiek naciai sukėlė karą Europoje. Po antro pasaulinio karo buvo sukurta Jungtinių tautų organizacija, vėlgi su tikslu užkardyti karus pasaulyje, bet buvo padaryta didžiulė klaida, mano galva, buvo sukurta nepajudinama ir veto teisę turinti saugumo taryba, į kurią įėjo antro pasaulinio karo laimėtojai, ir štai būtent dėl to dabar Rusija vetuoja bet kokį sprendimą, kuris nubaustų ją kaip karo agresorę. Mes netgi turėjom tokį labai keistą tarptautinį nutikimą, kai praeitų metų balandžio 1 dieną Rusija, kuri kariavo prieš Ukrainą savo pradėtą visiškai nesankcionuotą karą, tapo Jungtinių tautų saugumo tarybos netgi pirmininkė rotacijos būdu. Na, o Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija, kurios parlamentinės asamblėjos posėdėje aš ką tik dalyvavau, jinai buvo sukurta 75 metais, 1975, šaltojo karo įkarštyje, bandant preventyviai apsaugoti vėlgi Europą nuo dar vieno karo įsiplėskimo, ir tos organizacijos pagrindiniai tikslai buvo užtikrinti saugumą, užtikrinti demokratiją, užtikrinti sienų neliečiamumą ir užtikrinti konfliktų prevenciją ir konfliktų sprendimus, jeigu tokie kiltų. Taigi, kaip matot, irgi niekas neveikia ir dėja, bet Rusija niekaip nesugebam jos pašalinti iš tos organizacijos, kadangi vėlgi jinai turi veto teisę su dar viena savo satelitinė valstybėlė Baltarusija, kuri jai visą laiką padeda ir balsuoja lygiai taip pat. Tai štai šiuo metu irgi ta organizacija yra užsiblokavusi, kalba ten susirinkę politikai, kad labai gerai, kad turime dialogą, kad galime išklausyti abi pusės, bet aš nežinau, ką čia išklausyti, kai Baltarusija pumpuoja tokį šūdą, kurį jūs ką tik tai girdėjote, apie Lietuvos į Baltarusijos teritoriją sumetamus nelegalių migrantų lavonus ir taip toliau. Tai šiuo metu Rusija nemoka įnašo į tą organizaciją, šiuo metu Rusija blokuoja Estijos pirmininkavimą kitais metais, nors tam pritarė visos kitos ESBO valstybės, ir kiekvieną kartą atvykę į tą konferenciją, jeigu būna įleisti, rusai vėlgi skleidžia savo dezinformaciją ir melą apie tai, kaip Ukraina pati yra kalta dėl to, kad Rusija ją užpuolė. Tai žinot, primena tą Krylovo pasakėčią apie ėriuką, kuris pats kaltas, kad vilkas ėsti nori. Taip kad tarptautinės organizacijos išgyvena didžiulę krizę ir, atvirai pasakysiu, nelabai yra matoma sprendimų, kol nesibaigė karas Ukrainoje, kaip tą krizę būtų galima išspręsti. Amerikiečiai prieš maždaug 15 metų kūrė alternatyvą jungtinėm tautoms, tokią demokratijų bendryją, bet vėlgi jinai nepasiteisino, kadangi jeigu tu neturi didžiosios kritinės masės pasaulio toje organizacijoje, tai jinai bus tokia nišinė. Bet akivaizdu, kad tarptautinės organizacijos, tokios kaip Jungtinės tautos, tokios kaip Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija, jos tikrai turės keistis ir, duok dieve, kad būtų rastas formatas, kuris leistų užtikrinti taiką. Na ir paskutinė tema, apie kurią irgi žadėjau pakalbėti praėjusioje laidoje, tai yra šiuo metu tikėtina rimstantis, tačiau neseniai liepsnojęs atvira liepsna Armėnijos ir Azerbaidžano konfliktas dėl Kalnų Karabacho. Pradėsiu nuo priešistorės ir kaip mėgstu, pasistengsiu greitai perbėgti per visą šių dviejų šalių istoriją, kad suprastume, iš kur tas konfliktas radosi, bet iš tikrųjų tiek Azerbaidžano teritorijoje, tiek Armėnijos teritorijoje yra seniausi žmonių apskritai civilizacijos pėdsakai. Azerbaidžano teritorijoje randami dirbiniai, darbai, sakykime, civilizacijos įrodymai iš akmens amžiaus, o Armėnijos iš bronzos amžiaus. Ir ten, tarp kitko, yra rastas seniausias pasaulyje žinomas odinis batas. Kalbant apie Armėniją, tai jinai buvo viena iš stipriausių karalysčių. Tuo metu, kai mes girdėjome apie Persiją, apie Bizantijos imperiją, apie Šventąją Romos imperiją, tai Armėnijos karalystė jau gyvavo ir buvo toksai, trečias, sakykime taip, veikėjas šalia to Bizantijos ir Persijos
nuolat vykstančio konflikto. Tai įrodo vien ta legendomis apipintas Ararato kalnas, kuris šiuo metu yra Turkijoje, bet kažkada priklausė Armėnijos tai didžiuliai karalystiai ir Armėnijos karalystė buvo išplitus nuo Juodosios jūros iki Kaspijos jūros. Juokaujama, kad tai, kas dabar yra Armėnijos Respublika, yra kaip mūsų tas Šalčininkų, rajono pipkelė, palyginus su tuo, kokia buvo Armėnija. Kažkuo primena Lietuvos istoriją nuo jūros iki jūros. Tai va, tai apie Ararato kalną legendas kūrė graikai. Turbūt pamenate, kad Prometėjas buvo prikaltas būtent prie Ararato kalno ir ten grifai lesė jam vidurius ir taip toliau, už tai, kad dovanojo žmonėms ugnį. Na, o judaizme, mūsų šventajame rašte, tai vėlgi Nojaus arka po potvinio atsimušė ir užstrigo būtent Ararato kalne. Taigi galima sakyti, kad iš ten esame mes visi dabar kilę iš būtent Nojaus, kuris apsistojo Ararato kalno papėdėje. Armėnija buvo pirmoji pasaulio valstybė oficialiai tapusi krikščioniška 301 metais. Antrąją tapo Romos imperija prie imperatoriaus Konstantino, trečiąją tapo Sakartvelas. Tai vėlgi Armėnija yra krikščionybės lopšys, oficialiosios krikščionybės lopšys, galime taip sakyti, ir dėl to tai yra viena iš svarbiausių krikščioniškų konfesijų, kuri turi savo atskirą kvartalą netgi Jeruzalės senamiestyje ir Kristaus kapo bažnyčioje. Na ir ką? Ir paskui, kaip ir visai Europai, nutiko 7 amžius, kai susikūrė islamo religija, pranašas Mahometas, ir tiesiog nuo to laiko Armėnija nuolatos turėjo kautis dėl savo išlikimo. Tai buvo laikas, kai jinai buvo konkurentė netgi Europos kryžiuočiams, taip pat gindama šventąją žemę Palestiną, Izraelį nuo musulmonų užkariautojų, tačiau ilgainiui jos galia silpo, teritorija kito, bet vis dėlto mažėjo. Ir 7 amžius, atsiminkit, tai yra labai svarbu daugelio Europos tautų istorijoje. Ten buvo dar mongolų užkariavimų, bet iš principo 7 amžius musulmonų plitimas, o 16 amžius Osmanų imperija, arba kitaip tariant, turkai jau, sakykime taip, ilgainiui uždeda savo leteną ant Armėnijos, Armėnijos teritorija vis mažėja. Armėnai, kaip kitatikiai, gyvena ir Konstantinopolyje, ir likusioje Turkijos Osmanų imperijos dalyje, tačiau susiduria su įvairiais persekiojimais, susiduria su apribojimais, negali eiti karo tarnybos ir panašiai. Na ir kai armėnai pradeda bruzdėti dėl didesnių teisių, 19 amžiaus pabaigoje Turkijos sultonas surengė tą garsųjį genocidą, kurio metu žūsta 100 000 armėnų, nukapotos galvos, išprievartautos, nukryžiuotos moteris. Tikrai žiaurūs vaizdai, kuriuos aš pats mačiau Armėnijos genocido muziejuje. Ir tada Pirmasis pasaulinis karas, Osmanų imperija žlunga, atsiranda dar Rusija kaip veikėjas, prasideda toks 3 valstybių kova dėl tos teritorijos, tai yra Turkijos, Osmanų imperijos, Persų arba Irano ir Rusijos. Tada įvyksta bolševikų revoliucija, caro valdžios nebelieka, baigėsi pasaulinis karas ir taip jau nutinka, kad šią teritoriją ir dabartinės Armėnijos, ir dabartinio Azerbaidžano tautų sąjunga atiduoda valdyti Britams. Na ir Britai, kaip mėgsta, tuo metu bent jau mėgo, paima ir taip iš akies subraižo žemėlapį. Ir štai tai, ką mes šiandien turime, tai yra, kad Kalnų Karabachas tarp Armėnijos ir Azerbaidžano, nors ten gyvena didžioji dalis armėnų, bet atiduodamas Azerbaidžanui, o Nachičevanės regionas, kuriame gyvena didelė dalis azerbaidžaniečių azerų, kažkodėl tai atiduodamas Armėnijai, taip nutinka. Britų tas valdymas trunka trumpai. Ir armėnai, ir azerai paskelbė nepriklausomybę, tačiau neilgai jie įsijungia į Sovietų sąjungą. Na ir tos dvi žaizdos, Nachičevanė ir Kalnų Karabachas, jos taip ir lieka kraujuoti. Jos kraujuoja visą 20 amžių. Vėlgi reikia pasakyti, kad armėnai yra išstuminėjami iš tų teritorijų, nesuteikiamos teisės. Azerbaidžano valdžia prievartiniu būdu atkelia ten azerbaidžaniečių. Žodžiu, kai prasideda perestroika prie Gorbačiovo, tai
tampa ne tik tai armėnų išsilaisvinimo, azerų išsilaisvinimo iš sovietų valdžios, bet ir tuo pačiu Kalnų Karabacho atgimimo laikotarpiu. Vyksta protestai, vyksta armėnų valdžios demaršai sovietų valdžiai ir galų gale 90 metais armėnai suorganizuoja sukilimą ir taip jau gaunasi, kad Kalnų Karabachas ginklu tampa autonominė arba de facto netgi nepriklausoma valstybė. Jungtinės tautos to nepripažįsta, tą reikia pabrėžti pagal jungtinių tautų teisę, tarptautinę teisę ir vėlgi tą sienų neliečiamumo principą. Kalnų Karabachas visada taip ir buvo Azerbaidžano dalis, na bet įvyko kaip įvyko. Ir štai Azerbaidžanas panaudoja savo visus turtus, išteklius ir visą kitą, tarp kitko nepaminėjau, bet 19 amžiaus pabaigoje Azerbaidžane atrandama naftos ir nuo tada jisai yra vienas iš svarbiausių naftos centrų pasaulyje, taigi ten plūsta pinigai, taip jau yra. Taigi Azerbaidžanas tuos pinigus sugeba panaudoti stiprindamas kariuomenę, megzdamas ryšius visame užsienyje. Ir 20 metais, vėlgi korona, pasaulis suirutėje, Azerbaidžano kariuomenė tiesiog atsikovoja tam tikras teritorijas aplink Kalnų Karabachą iš Azerbaidžano, iš Armėnijos. O štai dabar, 23 metais, dėja, bet prasidėjus karui Ukrainoje, kurį Rusija pradėjo, azerbaidžaniečiai sugeba de facto atsimti visą Kalnų Karabachą ir tai lemia, kad 100 000 armėnų iš to Kalnų Karabacho dabar glaudžiasi kaip pabėgėliai Armėnijoje. Labai įdomus faktorius. 2018 metais armėnai išgyveno aksominę revoliuciją, kai tiesiog norėdami pasirinkti europinį kelią, prieštaraudami prieš didžiulę valdžios korupciją, atstatydino premjerą Sargiseną ir atėjo Nikola Pašinjanas, kuris ir dabar yra premjeras. Tai štai tas premjeras, kuris pralošė Kalnų Karabachą kare, jis vis dar išlieka populiarus, nes armėnai supranta, kad tai vis dėlto yra jų vienintelė viltis. Nusigręžti nuo Rusijos, neprarasti visko, ką jie turi ir žygiuoti į Europos Sąjungą. Dabar pažiūrėkite į Armėnijos žemėlapį. Pažiūrėkite į jų sudėtingą situaciją. Su Turkija santykiai blogi ir ilga siena. Su Azerbaidžanu santykiai dar blogesni. Prarastas Kalnų Karabachas, atstatyta tarptautinė teisė, tą reikia irgi pasakyti, bet prarastas Kalnų Karabachas, 100 000 pabėgėlių ir Nachičevanė, kur, atkreipsiu dėmesį, Azerbaidžano prezidentas Alijevas ir Turkijos prezidentas Erdoanas vyko atšvęsti simboliškai to Kalnų Karabacho atsikovojimo. Taigi visi dabar bijo, kad Azerbaidžanas su Turkijos pagalba gali bandyti išsikirsti koridorių dar per Armėnijos teritoriją į Nachičevanę. Azerbaidžanas sako, kad to nebus ir duok dieve, kad tai būtų tiesa, bet ta grėsmė egzistuoja. Na ir iš viršaus ant Armėnijos uždėta Rusijos letena. Priėjimo prie jūros nėra. Geriausias kaimynas, kaip juokauja armėnai, dabar yra Iranas. Tai jūs įsivaizduokit, kokia situacija geopolitinė, jeigu tavo geriausias kaimynas yra Iranas. Taigi armėnai supranta, kad vienintelis šansas jiem išlikti, pakilti, yra būtent žygiuoti į Europos Sąjungą. Deja, bet per daug to žygiavimo, per daug progreso nepadaryta. Ir čia yra ir dėl sąsajų su Rusija, ir dėl, turbūt europiečių negebėjimo palaikyti armėnus stipriau. Ir vėlgi čia yra užprogramuotas iššūkis dėl to, kad armėnai turi tą įtemptą situaciją su Azerbaidžanu. Bet Armėnijos premjeras Pašinjanas yra paruošęs taikos planą, kurį pristatė ir mums, ES bendradarbiavimo organizacijos parlamentinės asamblėjos sesijoje. Štai tas planas, jūs galite jį nusifotografuoti, sustabdyti kadrą ir išstudijuoti detaliau, bet iš principo Armėnija nori taikos, Armėnija nori gerų santykių su Azerbaidžanu ir Armėnija nori integruotis į ES. Vienintelis kelias tą realiai padaryti yra kartu su Sakartvelu. Dėl to Kartvelai dabar šneka apie tai, kad jų stumimas į ES, jų priėmimas į ES, nepaisant to, kad jie tikrai turi gana prorusišką vyriausybę, yra labai svarbus ir kad tai yra, aišku, kartu su Ukrainos pergalė prieš Rusiją kare, tai yra dabar istorinis momentas sugriauti Sovietų sąjungą. Aišku, mes turime prie to prisidėti, nes tai yra ir mūsų interesas ir, tikėtis, kad iš tikrųjų ta
situacija, kuri buvo užprogramuota tada, kai armėnai atsiėmė Kalnų Karabachą, kad jinai dabar kažkaip tai išsispręs, kad bus pasirūpinta ir tai žmonėmis, kurie nukentėjo nuo karo ir nuo bėgimo iš savo namų, bet tai suteiks progą Armėnijai, galbūt ir Azerbaidžanui, labai stipriai priartėti prie Europos Sąjungos. Tokia laida, turbūt šį kartą tuo ir baigsiu. Dar kartą kviečiu jūs rašykite, skambinkite ir bendraukite, sakykite, kas ne taip, užduokite klausimus, kas jums įdomu, nes tai yra laida apie užsienio politiką, kuri kalba per mūsų lietuvių prizmę ir per mūsų Lietuvos interesus. Ačiū, iki.